Viešpats su jumis. Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai ši našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Šios dienos Evangelijoje yra pateikiama Jėzaus parabolė, kuri moko, jog be maldos nepajėgsime gyventi tikro gyvenimo. Aplink mus vyksta įvairūs įvykiai, kurie norimės ar nenorim mus įtraukia. Todėl nėra sunku padaryti klaidingą pasirinkimą. Žvelgdami į pasaulį, į savo aplinką, neretai pasiduodame pesimizmui. Nieko gero nėra. Viskas eina vis blogyn ir blogyn. Ir mes nieko negalime pakeisti. Be maldos žvelgdami į tokį pasaulį, mes prarandame viltį, nebeturime tikėjimo. Žmogus nebesupranta Dievo plano pasaulio atžvilgiu. Žmogus nebetampa to Dievo plano dalimi. Todėl labai dažnai nuleidęs rankas tiesiog atsiduoda gyvenimo įvykių tėkmei. Kai bus, tai bus. Bet tada žmogus pradeda degraduoti. Kai mes nuleidžiame rankas ir atsiduodame tai gyvenimo tėkmei, mes degraduojame. Malda iš tikrųjų stabdo žmogaus degradavimą. Lukas, kurio Evangelijos ištrauką mes šiandien skaitėme, iš tikrųjų situacija, kuri yra aprašyta Evangelijoje, jisai pirmiausia pateikia savo bendruomeniai. Tai ne šiaip Lukas sėdėjo, svajotojas kažkur po medžiu rašė savo svajones kažkokias. Tai ne.
jis prieš akis turėjo labai konkrečią bendruomenę. Jis matė tos bendruomenės tikėjimo dinamiką. Ir todėl jis pasinaudoja tą situaciją iš Jėzaus gyvenimo ir pateikia mums parabolę. Tačiau, kad mes suprastumėm parabolę, turime turėti tam tikrus, pasiaiškinti tam tikrus raktinius žodžius, kad galėtume ją iškoduoti. Čia mes girdėjome parabolėje apie našlę, kuri vis eidavo pas teisėją ir skųsdavosi, kad ją skriaudžia. Iš tikrųjų, Lukas turėjo galvoje savo bendruomenę. Jis turėjo galvoje Mažosios Azijos krikščionių bendruomenę. Tai yra ta našlė. Bendruomenė, kurią skriaudė, kuri patirdavo nuolat persekiojimus, neteisybę, tarkim, krikščionis, kuris negarbina Domiciano statulos, jis, jeigu norėjo pradėti savo kokį verslą, negaudavo leidimo. Taigi įvairiuose gyvenimo situacijose krikščionys buvo persekiojami, jie patyrė neteisybę. Štai kodėl ta našlė iš tikrųjų tai yra ta Mažosios Azijos krikščionių bendruomenė. Toliau mes matome teisėją parabolėje. Iš karto į galvą ateina, kada mes Biblijos skaitome apie kažkokį šeimininką, teisėją, tai tarsi turime galvoje Dievą. Nesuklyskime. Mums atrodo, kad teisėjas yra Dievas, kuris privalo, patenkinti mūsų norus. Truputį palaukime. Tada mes sutinkame tos našlės maldavimą arba maldą. Malda iš tikrųjų padeda mums išlaikyti tikėjimą ir netapti pagonimis, atsakant į neteisybę, blogiu. Jeigu ta našlė už tai, kad teisėjas neįvykdė, neapgynė jos teises, būtų jį apkūlusi, ji būtų pasielgusi nekrikščioniškai. Taigi, kad mes įvairiose gyvenimo situacijose, kai susidurėme su kažkokia neteisybė, nesielgtume nekrikščionimis, mums reikalinga malda. Ji padeda mums išlaikyti tą gyvą ryšį su Dievu, išlaikyti tikėjimą. Taigi, po šios trumpos įžangos eikime prie šios dienos girdėtos Evangelijos teksto, kuriame Jėzus ragina visuomet melstis ir nepaliauti. Turiu iš anksto perspėti, kad Jėzus čia nekalba apie poterius. Bet ar įmanoma visada melstis? Ar mes neturim kitų reikalų? Malda iš tikrųjų reiškia bendrystę su Dievu. Malda yra dialogas su Dievu, bandymas suprasti, kaip Dievas mato tuos dalykus, į kuriuos aš žiūriu. Maldoje mes labai dažnai prašome Dievo, kad Jis padarytų tai, ką iš ties mes turėtumėm padaryti. Arba pasimeldžiu ir laukiu, kada Dievas padarys stebuklą. Tačiau malda yra dialogas
su Dievu. Dialogas, kuris būna tarp dviejų įsimylėjusių žmonių. Tas dialogas padeda geriau suprasti vienas kitą. Suprasti, ko tas mylimas žmogus trokšta, kokios yra jo viltys, ko jis norėtų, kad būtų padaryta. Kai kas galvoja, kad gali tikėti ir be maldos, tačiau yra tai labai pavojinga iliuzija. Siekdamas pailiustruoti savo raginimą, Jėzus pateikė parabolę. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Taigi jis buvo visų pripažintas kaip arogantiškas kyšininkas. Jis pats taip puikiai žinojo, kad visi jį taip vertina, traktuoja, bet jis per daug dėl to nesijaudino. Jam visiškai nerūpėjo, ką žmonės apie jį galvojo, nerūpėjo jam, ką ir Dievas apie jį galvoja. Greičiausiai Jėzus iš tikrųjų pateikdamas šitą parabolę turėjo omenyje labai konkretų savo laikmečio teisėją. Tačiau šitas teisėjas parabolėje simbolizuoja ne Dievą, kas būtų įprasta šventam raštui, bet pasaulį. Norėdami suvokti šios dienos Evangelijos šitą ištrauką, vietoj teisėjo dėkite žodį pasaulis. Abejingas, nesuprantantis, patiriantis žmogus neteisybę. Ir tada mes klausime, nejaugi taip niekas ir nepasikeis? Kaip aš galėčiau įžvelgti prasmę visame tame, kas vyksta aplink mane? Pasauliui vadovauja Dievas. Ar galbūt kokios nors kitos aklos jėgos? Šiandien mes taip pat atsidūrėme situacijose, kokiose atsidūrė vaizduojama šita našlė parabolėje. Tarkim, kodėl vaikas susirgo nepagydoma liga? Kodėl apgavikams vis geriau ir geriau sekasi? Atrodo, kad pasaulis priklauso arogantiškiams žmonėms. Tie, kas vykdo neteisybę, šaukia visą gerklę, lyg būtų aukos. O tie, kurie yra iš tikrųjų nukentėję, yra ignoruojami. Ar šitas pasaulis taip niekada ir nepasikeis? Tokioje situacijoje net teisiajam ima svirti rankos, nebemato prasmės toliau laikytis principų, kurie buvo jam tokie svarbus. Ima atrodyti, kad niekam jų nereikia, tų tavo principų. Lieki tik kvailio vietoje. Taip palaipsniui yra prarandamas tikėjimas. Tikėjimas, kad pasaulis turi prasmę, turi savo tikslą. Jei nesimelsite, įpulsite į šią situaciją, kas reikš, kad gyvenimas jau nebėra gyvenimas. Kai tu nuleidi rankas, gyvenimas jau yra nebe gyvenimas. Taigi sutinkame antrąjį parabolės personažą našlę. Jie atstovauja tokį pasaulį, kokio Dievas nenorėjo, apie kokį nesvajojo.
Toji moteris eina pas teisėją ir prašo, kad jis ją apgintų ir taip įvykdytų teisingumą. Terminas teisingumas yra pavartotas šioje parabolėje 4 kartus. Tad šitas žodis yra labai svarbus, norint suprasti parabolę. Taigi Evangelijos tekstas turi tikslą atsakyti klausimą, ar įmanomas šiame pasaulyje teisingumas. Ką jūs pasakytumėte? Tai momentas, kada galima prarasti gyvenimo kryptį. Vedamas dialogas su teisėju, bet nerandama teisybės. Nesant dialogui su Dievu, rizikuojama prarasti gyvenimo prasmę. Įvyksta žmogaus pasimetimas. Jis pradeda elgtis taip, kaip elgiasi visi. Taigi nuo to momento mes jau nebesame Kristaus mokiniai. Mes esame kaip visi. Nebetikime Kristumi. Teisėjas atsako našliai pagalbą. Jis ją ignoruoja. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroju, vis dėlto, kai ši našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Čia Lukas pavartoja graikišką tokį sudėtingą žodį hupopianzoin. Ir šitą žodį iš tikrųjų kažkodėl išvertė į lietuvių kalbą kaip apkulti, bet iš tikrųjų yra nužiūrėti bloga akimi. Kad ji ko gero manęs nenužiūrėtų bloga akimi. Teisėjas nusprendė padėti ne todėl, kad pagaliau suprato, jog pasielgė tos moters atžvilgių negerai, bet norėdamas kuo greičiau ją atsikratyti. Ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Kas šiame tekste turi lemiamą balsą? Ne teisėjas, bet viešpats. Ir viešpats pridūrė. Luko Evangelijoje viešpats reiškia iš tikrųjų prisikėlusįjį. Prisikėlusi iš numirusių Jėzų Nazarietį, kuris yra dangiško tėvo namuose ir kuris kreipiasi į savo išrinktuosius, į krikščionis, į mus visus čia susirinkusius. Kiti eina savo keliu, bet Jėzus kreipiasi tiesiogiai į tuos, kurie pasirinko eiti mokinio keliu. Jis kreipiasi sakydamas, turėkite tikėjimą. Teisingumas bus įgyvendintas. Štai taip mūsų tikėjimas yra išbandomas. Tikėti, kad tikėjimas turi prasmę. Tikėti, kad Dievas įkurs savo karalystę žemėje. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir delstų jiems padėti. Nors šitas sakinys baigiamas klaustuku ir šauktuku, graikiškame tekste jų nėra, nei to šauktuko, nei klaustuko. Originaliame tekste teisingas vertimas būtų toksai, nors jiems ir tektų ilgai laukti, jie turėtų būti tikri, kad Dievas įkurs naują pasaulį. Bet ar žmonija bus pasiruošusi
susitikti su Dievu. Mėlyje, Dievo karalystė bus realizuota pasaulyje, nors mes, kaip ir tarkim Abraomas, nematysime šio pažado išsipildymo. Štai čia ir pasireiškia mūsų tikėjimas. Ar mes pasitikime Dievu? Naujas pasaulis bus įkurtas. O mano misija, šiandien mano misija yra įnešti šitą naują pasaulį savo dalį. Įnešti savo dalį į tos naujos istorijos kūrimą. Į tos istorijos, kuri turi išliekamąją vertę, o ne į tą istoriją, kuri paženklinta blogiu ir kuri išnyks. Jau šiandien aš įnešu savo dalį į naujo pasaulio kūrimą, nes tikiu Jėzaus žodžiu, pasitikiu jo pažadu. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Tas netrukus yra ne pagal mūsų skaičiavimą, bet pagal Dievo skaičiavimą. Jis žino, kada bus tas netrukus. Mes juo pasitikime kaip Abraomas, kurio akis taip ir nepamatė pažadėtosios žemės. Vienintelė jo žemė buvo uola, kurioje jis galėjo palaidoti savo žmoną Sarą. Tačiau jis nenustojo tikėti Dievo pažadu, kad žemė bus dovanota Dievo tautai, kad žemėje pagaliau įsikurs taika, kad santykiai tarp žmonių bus grįsti ne savanaudiškumu ir konkurencija, bet tarpusavio meilė ir pagalba. Amen. Išpažinkime tikėjimą.